Taigi šie du darbai vadinasi sąmyšis, jie taip vadinasi visai neatsitiktinai. Po daugelio metų fotografavimo, video darbų kūrimo aš grįžau prie piešimo, tapybos, koliažų. Iš naujo vėl išbandžiau drobę, akrilinius dažus ir mano intencija buvo tokia labai aiški - panaudoti koliažavimo metodą, būtent kuriant tokius apibendrintus, abstrahuotus, tačiau realistinius vaizdus. Tačiau mano toks vidinis aš, gal net pasakyčiau menininko ego, jis paėmė viršų ir tas toks energingas vidinis pasaulis, jis išsiveržė kaligrafiškom linijom ir paskui apsibendrinant tiesiog pasiryškino spalvotomis dėmėmis, kurios irgi ir čia atsiranda visiškai neatsitiktinai, nes vienoje Albertinos galerijoje tuo metu man teko matyti Roy Lichtenstein parodą, kuri man padarė didžiulį įspūdį ir aš pagalvojau, kodėl irgi man nepataškavus, bet supratau, kad negalima atkartoti kito menininko braižo ir nėra jokios būtinybės, tai tie taškai buvo tik inspiracijos. Ir dažnai manęs klausia, o kaip menininkui, kas jį inspiruoja, kaip tu pasižiūri kitus kūrinius. Ir aš pasakysiu, kad kitų menininkų kūrybos pažinimas kaip pasaulio interpretacijos galimybė, ji nesuteikia kažkokio peno tokiom tiesioginiam kopijų kūrimai, bet tiesiog padrąsina ir leidžia naudoti tai, kas yra tavo viduje.